Sveiki, vandenio zodiako ženklas. Taip, tai vandenis yra priskiriamas bendrai pagal kategorijas, pagal zodiako skirstimą, reiškia tokiam kaip lengviausiam charakterio tipui, tai ne taip kaip skorpioną priskiriam teoriškai sunkiausiam, nes vis tiek daug tokių neigiamų minčių turi, daug gylio, visą laiką gilinasi, visą laiką mato po vandeninės sroves, tai vandenis yra tas toks gėlių vaikas, kaip sako, toks oi, gėlytės, pasaulis, veiksmas, judesys, visi yra kokie yra, nes čia būtų irgi, kaip svarstyklės yra tokie diplomatijos ministrai, ne? Taip ir vandenis yra, viskas yra vienis, viskas yra visuma, kiekvienas žmogus skirtingas, kiekvienas daro kas ką nori ir pripažįsta tą laisvę ir unikalumą ir būtent pagal tradiciją, reiškia, vandenio ženklo valdovas yra Saturnas, ne? Tai reiškia, kad jisai vis tiek žymi tą stiprybę moralinių vertybių tame, kad priima visą pasaulį toks, koks jis yra. Tuo pačiu vandeniai labai domisi viskuo, iš ko visą tą susidaro. Reiškia, o vakarietiškas valdovas dar priskiriamas Urano planeta, kas dar stipriau akcentuoja tą Urano, tai yra vandenio kitoniškumą ir nenuspėjamumą, chaotiškumą, nestandartiškumą. Tai reiškia, bendra prasme vandenis žymėtų viską, kas nestandartiška. Kaip ožiaragis žymi viską, kas standartiška, taip vandenis žymi viską, kas nestandartiška, unikalu, kitaip, kitoniška. Reiškia, tai gali būti kitokie žmonės, kitokios mąstymo tradicijos ir taip toliau. Ir dėl to žmonėm, kurie yra kitokie, kitoniški, nesijaučia tos masės dalim, jiems labai verta bendrauti su vandeniais ir galbūt tai mokytojus pasirinkti kaip vandeniškos tokios prigimties žmonės, kurie pripažįsta tą laisvę, nepriklausomybę ir būtent ir simbolizuoja vandenis, reiškia laisvę ir nepriklausomybę. Tai jau iš prigimties lagna vandenis, mėnulis vandenyje, ten saulė, daug planetų vandenyje, jie nori būti laisvi, nepriklausomi, tai žymi ir neįpareigotas darbo sutartis, reiškia, kad nedirbti nuo 8 iki 5 ir taip toliau viskas, kas yra laisva, kame yra įkvėpimas, inovacijos. Tai žymi ir bendruomenės, reiškia, tokiems žmonėms labai norisi tos bendruomenės, tos bendrų idėjų, labai traukia astrologija, inovacijos, irgi gali būti labai gabus technologijoms ir taip toliau, reiškia, bet jiems pagal viską yra sunku įsipareigoti, ypač dar Uranas yra pirmam astrologiniam būste, tai toks žmogus ir būna labai laisvas, unikalus ir realiai tiesiog į save pasinėręs arba į technologijas, į kompiuterį, į internetą, į kažkokius tai nestandartinius dalykus ir jam yra žymiai sunkiau būti šeimoje arba kažkur tai sukaustytam, tai reiškia, čia jau žymi tą žmogaus prigimti tokią unikalią, tokią, nestandartinę. Kiekvieno iš mūsų asmenybės pusė ir visą laiką akcentuojama yra laisvė ir nepriklausomybė. Taip, bet vėlgi ir tame yra ir silpnybė, tai reiškia viskas yra vienis, tai tame vandenis nebemato pats savęs, jisai paskęsta kažkur grupėse, idėjose, kažkokiuose agregoruose, vis tiek labai taip stipriai. Ne taip kaip žuvų ženklas, jis vis tiek eina labiau į gylį, į tą unikalumą, į tas gelmes kažkokias jau. Čia, kad viskas vienis, tai vandenio frazė tokia etatinė, ne? Ir tame galima ir paskęsti, kaip sakant, nebematant kitko. Ir tai yra vis tik klajoklio ženklas, nepripažįsta gamtos įstatymų, nepripažįsta jokių tų struktūrų, tai jam nėra kažkokia, jaučia sunkiau su vertybėm arba su kokiais vedų dėsniais, bet užtat gali būti toks nestandartinis matymas ir labai gali būti vaizduoti ir laki ir dėl to gali matyti kitus pasaulius. Tai čia toks kaip pliusas būtų vandenio ženklo.